Tai nubrėžus grafiką, mums jį reikia gražiai ir apipavydalinti. Tai apie tai šiame video ir pakalbėsiu, o pradžiai mes turim nusibrėžti kažkokį tai grafiką. Tai visas mūsų grafikas susideda iš kelių dalių. Tai žinoma pačio grafiko, X ašies, Y ašies, jų pavadinimų, ir pačio grafiko pavadinimo. Tai pradžiai gal pradėsiu nuo šių ir norint keisti šių parametrus, jūs tiesiog galite 2 kartus spustelti ant ašies verčių. Matot, atsirado toksai nustatymų langas ir mes šiek tiek panalizuosim, ką mes galim čia keisti. Tai gal pradėsiu nuo skalės. Skalė gali būti keičiama. Matot, šiuo atveju yra nurodyta nuo -25 iki 250. Tai pagal poreikį jūs galite nusistatyti tokią, kokią jums reikia. Pavyzdžiui, jūs norit nuo 0 iki kokių 400 nustatyti. Pasižiūrim. Tai jis mums pakeitė nuo 0 iki 400. Aišku, tai yra šiuo atveju nepraktiška, nes mes pusę grafiko vietos paliekam tuščios. Tai originas buvo gerai parinkęs. Tai mes padarom 250. Šitoj daly jūs galite keisti šitą atstumą. Šituo atveju Y ašies vertės keičiamos kas 50. Tiesiog kas 50. Jeigu jūs norit ją sutankinti arba suretinti, tai jūs turit pakeisti šitą dydį. Dabar jos keičiamos kas 50, tai tarkim mes norim padaryti kas 100. Tai dabar bus keičiama kas 100, 0, 100, 200, 300 jau nebetraukia. Arba galit jį sutankinti, kas 25, tarkim, tada tų verčių lieka daugiau. Šitoj daly jūs galite tiesiog nurodyti, kiek bus tų mažų brūkšniukų tarp šitų didelių brūkšnių. Tai tuos didelius brūkšnius vadina major ticks, o šitos mažuosius minor ticks. Tai jeigu jūs norit padidinti tų minor ticks skaičių, tai jūs čia galite rašyti norimą skaičių. Dabar, kadangi yra vienas, jūs galite rašyti, tarkim, 3 kokius. Jų yra 3. Bet iš tikrųjų aš nerekomenduoju, rašykit vieną, visada užtenka. Ir paskutinė gal dalis šitoj vietoj yra mūsų ašies tipas. Tai šituo atveju jinai yra tiesinė, bet būna tokiu atveju, kai prireikia ir logaritminės skalės. Tai jeigu jūs norit padaryti logaritminę skalę, tai jūs galite pasirinkti štai čia, šitą dydį log 10. Ir iš tiesinės skalės yra padaroma logaritminė. Iš tikrųjų to gan dažnai reikia. Jeigu jums reikia ne 10 logaritmą, pavyzdžiui, galite padaryti 2 logaritmą arba natūrinį logaritmą. Netgi yra atvirkštinė skalė, ir daugybė kitų. Jos gal mažiau naudojamos, bet logaritminė skalė labai dažnai naudojama. Ir jums netgi tikriausiai ir laboratorinių darbų metu reikės naudoti. Tai grąžinam vėl tiesinę. Taip, toliau. Šitoj daly jūs galite keisti pačios ašies parametrus. Tai pavyzdžiui, dabar mes esam pažymėję kairėje Y ašį. Tai čia galite jūs keisti jos pavadinimą. Dabar tai yra parašytas upelis. Galite pakeisti kokią nors kitą, pavyzdžiui, ilgis, ilgis kablelis metrais. Arba jūs tą pavadinimą galite keisti ir tiesiog paspaudyti 2 kartus ant šito. Ilgis, plotis, pavyzdžiui. Ir galite taip keisti. Tai galite keisti šiandien spalvą šitos ašies, pavyzdžiui, raudoną galite padaryti. Kartais toks poreikis tikrai yra. Story galite jos keisti, ilgį tų ilgųjų brūkšnelių. Ir šitoje vietoje galite jūs keisti orientaciją šitų tikų. Ar jie rodomi į išorę, ar į vidų, ar ir į išorę, ir į vidų, arba galite jūs iš viso panaikinti. Aš rekomenduoju visada nurodyti juos tiek didžiuosius, tiek mažuosius į vidų. Papildomai jūs galite įterpti dar vieną ašį, pavyzdžiui, kartais labai būna patogu, kai yra dar papildomai ir viršui, ir dešiniai pusėje po vieną ašį. Atsiprašau, šitaip.
Tarkim, vat štai taip. Va. Tai va, nu, vat toks atvejis, pavyzdžiui, įmanomas. Yra tinklelis toksai dar naudojamas, štai čia, vat. Jūs tiesiog galite va, čia uždėti tos tinklelius. Va čia ant Y ašies, nu tą patį ir ant X galite padaryti. Čia jūs galite keisti to tinklelio linijos tipą, storijų ir taip toliau. Nu, iš tikrųjų šitą aš gan retai naudoju, bet, nu, kai kada tas praverčia. Breikas, tai breiką galite irgi naudoti, kartais tas būna reikalinga. Tiesiog, nu, pavyzdžiui, šituo atveju jūs galite padaryti X ašyje kažkokį tai trūkį, tarkim, nu, nuo 1000 iki 2000, ne? Kaip pavyzdį galim pažiūrėti, kas čia bus. Nu, va, dalį tiesiog tiesias, tiesiog mūsų grafiko iškirpais. Nu, kai kada to dalyko prireikia. Nuimsiu gal tą tinklelį, kad čia nemaišytų labai. Taip. Šitoj vietoje kažkokių svarbių nustatymų kaip ir nėra. Nu, čia tiesiog gali tų tikų vietą pakeisti. Kartais tas gal praverčia, bet, nu, aš gan retai naudoju. Šį čia nustatymą esantis irgi labai retai naudojami. Na, va, šitoj va dalyvat. Šitoj dalyvat yra dvi tokios skiltys – display ir divide by factor. Nu, jos vat, gan svarbios yra, dažnai naudojamos. Nu, pavyzdžiui, pasirinkime vat, mes X ašį ir, nu, va, tarkim, kad čia pas mus yra pavaizduota, kaip priklauso mūsų kažkokio tai šviesos diodo intensyvumas nuo srovės stiprinimo. Tarkim, čia pas mus yra srovė amperais. Dabar, pavyzdžiui, jeigu jūs norit pavaizduoti kiloamperais, tai jums reiktų perbrėžti grafiką, tiesiog pakeisti X vertės iš 1500, pavyzdžiui, šituo atveju į 1,5. Tai jūs turit visas vertės perrašyti. Tai, nu, gan daug darbo šitaip yra. Bet jūs tą galite padaryti ir kitaip. Pavyzdžiui, einat ant šitos ašies ir vat, divide by factor pasirenkat 1000. Tai reiškia, kad jūs visus vertės esančias ant X ašių padalinat iš 1000. Padalinat iš 1000, nu vat ir gaunasi, vietoj 1500 pasidaro 1,5. Ir dabar šitoj jūs vietoj galite rašyti nebe amperai, o tarkim kiloamperai. Jo? Tai va, tokiu atveju jūs galite, nu, jeigu patogu, taip pat vaizduoti. Nes kartais būna vertės labai didelės. Ir vaizduoti, pavyzdžiui, vien tik amperais, nu, labai negražiai atrodo. Tiesiog, tarkim, čia koks bus 15 000 amperų. Tikrai daug geriau būtų vaizduoti ne 15 000 amperų, ar 15 kiloamperų. Tiesiog tokius skaičius daug lengviau mūsų smegenys priima. Mažesnius nei didelis, nes kai jis yra didelis, tiesiog jau sunku suvokti, reikia skaičiuoti, kiek čia tų nulių yra. Arba, pavyzdžiui, kitu atveju, pavyzdžiui, būna toksai dalykas, kad būna labai mažas skaičius vaizduojamas, pavyzdžiui, 0,00005. Tai tokiu atveju daug geriau yra padalinti iš, pavyzdžiui, 0,001 ir jau tada čia bus daug didesnis skaičius. Nu, aišku, šiuo atveju čia gaunasi nelabai gražiai, bet tada šituo atveju mes čia galim rašyti nebe amperai, o miliamperai. Ir tokiu būdu galit manipuliuoti šitais skaičiais. Nu, aišku, gali būti ir kitų taikymų su to dalyba. Tai žiūrėkit pagal poreikį. Čia dar yra display toks dalykas. Pavyzdžiui, jeigu mes turim tokius didelius skaičius, tai matot, jie sunkiai žiūrisi. Tai daug patogiau jos būtų vaizduoti standartinė išraiška. Tai jeigu norit vaizduoti standartinę išraišką, renkatės va čia Scientific. Ok, nu, matot, vaizduoja standartinę išraišką. Bet aišku, daug geriau yra, kai jūs vaizduojat mažais skaičiais ir atitinkamai parenkat matavimo vienetus. Taip yra, bent jau man labiausiai tai patinka. Nu, va čia dar galit rinkti šriftą, kaip vaizduojama tie jūsų X ir Y skaičiai. Standartas yra Arialas. Aš jį rekomenduoju naudoti, iš tikrųjų jis pats gal paprasčiausias ir geriausias. Nu, galit bet kokį pasirinkti, nežinau, čia kažkoks Bauhaus. Nesvarbu, grįžtam prie Arialo. Čia spalvą galite pakeisti. Nu, pavyzdžiui, šituo atveju mes padarėm raudoną ašį, tai gal būtų protinga ir padaryti raudonas tuos verčių numerius.
Tai vat. Čia dydį galite pakeisti. 24, tarkim. Nu, iš tikrųjų, tuos dydžius galite reguliuoti ir šitoj modelį. 24, pavyzdžiui, 36 galite padaryti. Galite paboldinti, paversti, pabraukti. Ir čia šriftas jau keičiasi. Taip, nu tai apie tą grafiko, apie pavydalinimą tiek patį rėmelį. Gal dar apie patį grafiką šiek tiek. Nu tai grafiko parametrus irgi galima keisti. Pavyzdžiui, kadangi čia pas mus yra linija, tai jūs galite keisti tos linijos parametrus. Galite pakeisti spalvą, galite pakeisti istorijos, galite stilių pakeisti. Pavyzdžiui, dabar yra ištisinė linija, bet galite vaizduoti ją brūkšninę liniją. Nu, dėja dabar nesimato brūkšninė linija, nes kadangi linija stora, tie brūkšneliai lipa vienas ant kito. Bet jeigu, pavyzdžiui, jūs tą grafiką eksportuotumėte į JPG failą, čia tokia galimybė yra, arba tiesiog atspausdintumėte jį, tai jis tos brūkšnelius rodytų, tik tiesiog dabar kažkodėl jų nerodo. Nu, tai čia, kaip ir sakiau, yra brūkšninė, taškinė linija. Nu, ir čia visokių short dot, short dash, dash, dot, dot ir taip toliau. Okay. Nu, pavyzdžiui, jeigu jūs vaizduojat grafiką taškais, gal paimsim kitą tą grafiką. Jeigu jūs, pavyzdžiui, vaizduojat taškais, turit pas jūs toks grafikas, šitokie išmėtyti taškai, jis irgi gali turėti tam tikrus nustatymus. Tai, pavyzdžiui, čia galite pakeisti savo simbolio, savo simbolį galite pakeisti to simbolio dydį. Edge thickness, tai yra, jeigu pas jūs, pavyzdžiui, yra atviras simbolis, tai jūs galite pakeisti to atviro simbolio, tarkim, dabar yra taip, galite pakeisti to simbolio linijos storį. Tai dabar yra 9, 10 čia gal standartas, man atrodo, nežinau. Galite pastorinti, 20, tarkim, padaryti, šiek tiek pastorėjo. Čia spalva, edge, užpildymą spalvą galite keisti ir taip toliau. Taip, dar yra tokia linija. Kai turi tokią liniją, tai tiesiog atsiranda ir linijos parametrai, ir simbolio parametrai. Jie yra lygiai tokie patys, kokius jau kalbėjau prieš tai. Dar toks vienas niuansas pabaigai. Kartais, kai brėžiat daug linijų, pavyzdžiui, šituo atveju, nubrėžiam taip. Du grafikus viename. Tai kai jūs norit keisti jų parametrus, atsiranda toks dalykas, kad jie yra kaip ir parinkti dependent, matot. Tai reiškia, kad šitie grafikai susiję. Tai jeigu jūs, pavyzdžiui, keičiat kažkokius tai parametrus, automatiškai yra keičiami abiejų grafikų parametrai. Pavyzdžiui, keičiat linijos storį, tai yra keičiami abiejų linijų storį. Ir jeigu nutinka taip, kad jūs norit keisti tik tai vieno grafiko parametrą, tai jūs turit juos padaryti nepriklausomus, independent. Tokiu atveju tada jūs galite pasirinkti, kurio grafiko parametrus keičiat šitoje dalyje. Pavyzdžiui, jūs keičiat raudono grafiko parametrus. Jums reikia, kad, pavyzdžiui, simbolis būtų žvaigždutė. Žvaigždutė, kurios dydis ten yra, nežinau, 18, tarkim. Arba ten norit liniją atskirai ten pakeisti kažkokią tai spalvą jai. Galite padaryti taip. Tai tą žinokit, kad tiesiog reikia padaryti jos independent, jeigu norite atskirai keisti. Ok. Tai tiek. Trečioji daly papasakosiu šiek tiek, duosiu tokių praktinių patarimų, kaip braižyti grafikus, kaip spalvas parinkti, kokius simbolius geriau naudoti, kokį patį braižymo tipą parinkti, kaip patį grafiką apipavydalinti, kad tiesiog tie duomenys būtų gražesni ir aiškiau matytųsi pati priklausomybė, nes kartais jeigu grafikai būna tokie sudėtingesni arba jų, pavyzdžiui, daug būna, tai labai sunku išskirti tą informaciją, kur yra svarbiausia. Tai trečioji daly apie tai šiek tiek ir pakalbėsiu.